Šiandiena buvo sunki. Bet juk kiekvienas kasdieną susiduria su savais sunkumais. Kiekvienas neša savo kryžių. Mama, o kaip tau šiandien sekėsi? Iš filosofinių gelmių vėl į paviršių moterį ištraukė dukra. Ne veltui juk čia, žemėje, jaukaus butuko svetainėje prie stalo, laukia pasilgusi šeimyna ir pamažėlę vėstanti vakarienė. Atsiprašau, Saulyte, ko klausei? Mama, kaip tau šiandien sekėsi darbe? Pabrėžtinai aiškiai persakė sesers klausimą vyresnioji. Man gerai sekėsi. Nors tiesą sakant, pavargau. Taip, ir vėl mintis skrieja per prisiminimų platumas. Ankstyvas, žvarbus, tamsus rytas. Brr. Nusipurčiasi užsidegiau šviesą. Malda, pusryčiai. Išlydžiu vaikus pro duris į mokyklą. Vyras pažadėjo pavėžėti iki miesto centro. Toliau jau pati. Nesunku. Tenka kiek pasikeikti, bandant sutalpinti visus reikiamus rakandus į mūsų mažo automobiliuko bagažinę. Keiksmai nepadėjo. Važiavome su iš mašinos kyšančiu 1,5 metro basliu. Tikrai kaip su uodega. Kelyje už mūsų susidarė, sakytum, visas palydėtuvių paradas su pypsinčiu signalų orkestru ir lig šiuolaikinio šokio atlikėjais be mosikuojančiais kumščiais vairuotojais. Kągi, pasirodymas baigėsi, karavanas pamažu išsiskirstė. Išlipu. Dėkoju, sėkmės prireiks. Ir tabučkio. Na, kryžius pats neužsineš. O galėtų. Taip ir žygiuoju pro Soborą, Laisvės alėją su 2 kibirais dažų rankose, krepšiu ant pečių bei besivelkančiais iš paskos porą kryžiumi sukaltų rąstų. Laimiai, lietuviai darbšti tauta. Aplink žmonių nedaug, o ir tie patys apsimeta manęs nematą. Kirtus tylinčią Mickevičiaus gatvę mane pasiveja Simonas Pruncius, bičiulis iš akademijos laikų. Ne kirienietis, bet mielai sutikęs padėti panešėti tą mano valkiojamą kryžių. Dabar jau žengiam Laisvės alėją gražiai, ko neiškilmingai, stebindami lėtapėdžius jos gyventojus balandžius ir gąsdindami kažkur nuolat skubančius svečius praeivius. Staptelime prie išdžiūvusio fontano. Žinoma, dėkui, sėkmė nepamaišys. Mano brangus bičiulis nukulniuoja savais reikalais. Ilgai ilsėtis laiko nėra. Čiumpu savo kryžių, kibirus dažų, kitus nešulius ir stenu toliau. Didelio čia daikto. Pati sugalvojau, pati tempiu. Kiekvienam būna sunkių akimirkų, dienų, savaičių, metų. Dažnai dvasinis kryžius veria pečius, krūtinę, lenkia kelius daug stipriau nei paprastas tašyto medžio. Bet vis vien pastarasis taip pat neplunksnelė. Sulyg ta mintimi prie manęs, iš to susikaupimo jau spėjusios apsisnargliuoti, prieina jauna mergina, studentė tikriausiai. Pasiūliusi porą švarių nosinaičių, bene Veronika bus, su neįtikėtinu žandų įkaitimu nuo jaunatviško entuziazmo padeda nešti kryžių. Pasirodo jos vardas Julija. Mergina studijuoja architektūrą. Pasiūlė man kitą kartą kryžių gaminti mažesnį. Prisipažinau ir pati šiandien jau ne kartą apie tai mąsčiusi. Mažesnė, lengvesnė, gal tuščia vidurė. Tai beplepant, besvajojant, prieiname maną į kelionės tikslą. O gal turėčiau sakyti jos pabaigą. Kauno valstybinio muzikinio teatro parką, kurį pasirinkau savąją Golgotą. Julija maloniai sutinka man padėti. Gal teisybė jį pasakė, kur tai matyta, kad kas pats save nukryžiuotų. Keista, tačiau manau, jo kaip tik taip dažniausiai būna. Žmogus nespėja kito nesudrausminti, o žiūri, kad anas jau pasikabinęs ant kryžiaus. Ką darysi, jam tai patogiau.
Čiumpu skardinę su dažais. Šioji dalis linksmiausia, mat man visada patikdavo išsiteplioti. Po kelių akimirkų tampu dviveidžiu, dvispalviu žmogumi. Mėlyna tai dangaus spalva, ryškiai geltonai spindi rugių laukai. Imu lyg ką niuniuoti. Neklauskite manęs, kaip mudviem su Julija pavyko mane pririšti bei užkelti ant kryžiaus. Nesiteiraukite ir kaip tas kryžius įsmigo šalton parko žemėn. Aš ne inžinierė, ne architektė, net ne romėnų budelis. Aš tiesiog pasakoju gyvenimą, bandau jį įprasminti ir todėl rengiau šį pasirodymą. Svajojau, kaip didingai medžių paunksmėje stovės mano kryžius. Aš ant jo, nelyginant Kristus, kenčianti dėl viso pasaulio, visų skaudulių, bandanti taip atpirkti žmonijos klaidas. Arba bent jau atkreipti praeivių dėmesį, pažadinti juos iš letargo miego, kurį mes paprastai vadiname nuolatiniu skubėjimu, perpetuum mobile. Tačiau manasis baslys buvo per grubus, o ir aš nukryžiuotojai buvau jam per sunki. Pagulėjome abu ant šalto Laisvės alėjos grindinio, pailsėjome, pagaudėme vieną kitą nustėrusi ar pasipiknusi žvilgsnį. Nieko ypatingo, nieko nepaprasto, nieko permainingo. Atsikėlusi susirinkau savo rakandus, teko pasimti su savimi ir kryžių, palikus dar kas prisikabins, jog šiukšlinu viešą vietą. Štai nukryžiuotoji nuropoja nuo kryžiaus, užsikaria jį ant pečių ir nuklibinkščiuoja savo tolyn. Mamyte, rytoj mes su klase eisime žiūrėti spektaklio. Moteris net krūpteli iš netikėtumo. O kokio spektaklio? Nagi to, apie Kiškio batus. Mama, juk ir tu ten vaidinsi, mes visi taip laukiam. Tai žinoma, Saulelė. O tu lauki? Laukiu, mano katinėlį, visuomet laukiu. O dabar baikim valgyti vakarienę.